Esu Vytenis Bulauka, ūkininkaujam čia su žmona ir su šeima jau 9 sezoną. Norėsi kažką nuveikti, kaip ir minėjau, kaip hobis. Tai yra, tarkim, sezoninė veikla, tiesiog, kad turėtum tiek ir pajamų, tiek turėtum ir užimtumo. O iš to hobio gavosi taip, kad dabar turim darbo nuo realiai vasario mėnesio iki lapkričio mėnesio, taip pat sukūrėm iki 10 darbo vietų pastovių. Tai realiai pradėjom 2015 metais nuo kažkur 4 arų šiltnamiuko pasibandymui. Paskui pretendavom į jaunųjų ūkininkų paramą, gavome jaunųjų ūkininkų paramą ir plėtėmės iš tų kelių arų iki mojom 2 hektarus. Turėjom tikrai kelis neblogus sezonus, tiek ir ūkyje apsilankydavo žmonės pasiskink pats ir visa kita. Paskui vienu modernizavimu mes užsiauginome šilauoges, plėtėmės į laukus, į šiltnamius, kaip matot. Įsigijom traktorių, padargus, ir viskas per 9 metus išaugo į to, ką mes dabar turim, tai yra 4 hektarus uogynų. Stengiamės, kad ir klientui pačią skaniausią uogą pateikti. Ką mes ūkyje užauginam, auginame pagal NKP technologiją, tai yra minimalūs purškimai, tręšimai ir taip pat išlaikomos dvigubos karencijos, ką tik tai galime. Aišku, nuo to kenkia labai derlius, bet mes turime sveiką tą uogą, kurią galima, taip sakant, nusiskynus, imti ir valgyti. Tai tas iš tikrųjų labai sužavėjo, kad, tarkim, tu gali be didesnių savo išlaidų, aišku, tai darbas ir visa kita, turėti galbūt kažkokias tai pajamas, sukurti darbo vietą kaime. Tokia kaip braškė, jinai visą laiką kaip ir ta tokia topinė uoga yra. Tai taip ir pradėjom galvoti, kad reikėtų pradėti, pabandyti, kaip čia mums gausis, išlaikyti viską. Tas jaunųjų ūkininkų finansavimas, tai čia ir buvo labai didelė turbūt paspirtis ne tik mums, bet ir kitiems ūkininkams. Čia buvo labai didelė paskata daugumai, manau. Tai yra tikrai puikiai galimybė pradėti galbūt verslą kaime, nežinau, galėčiau taip pasakyti, galbūt hobį, čia jau kaip kas ką pasirenka auginti, aišku. Aplikavimas iš tikrųjų, šiaip tai buvo, žinokit, ganėtinai nesunkiai. Bent jau mūsų tada ta laida, tai tikrai nesunkiai buvo. Tiek mes finansavimą gavom nesunkiai. Tai viskas iš tikrųjų gan sklandžiai vyko, mokėjimo prašymai, viskas tikrai labai sklandžiai. Tolimesni planai gal būtų, sakyčiau, kad būtų perdirbimas. Tai dabar kaip ir paskutinėme etape esam šito modernizavimo, statomės ūkinį pastatą, kuriame ir būtų numatytas uogų perdirbimas. Manau, tai mūsų ateitis. Aš sakyčiau, neaprėpti tiek daug. Tai tiesiog mažai žingsneliais kažkaip tai augti kartu su ūkiu, o ne ūkį išauginti, o savęs ne. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ūkio ir verslo plėtra remiamos veiklos. Parama jauniesiems ūkininkams pradedantiems verslą. Parama nežemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti. Parama verslui pradėti skirta mažų ūkių plėtrai. Parama investicijoms skirtoms nežemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti. Parama jauniesiems ūkininkams padeda spręsti ūkininkų amžiaus kaitos problemą, nes vidutinis ūkininkų amžius Lietuvoje ir daugelėje kitų šalių sparčiai didėja. Šios paramos pagalba jauni žmonės ryžtasi rinktis ūkininkavimą kaip karjeros kelią, nebijodami laukiančių iššūkių. Jaunųjų ūkininkų rėmimas prisideda prie kaimo bendruomenių atgaivinimo, skatina vietinę ekonomiką, naujų darbo vietų kūrimą, taip išsaugant gyvybingas kaimo vietovės, įvairiapusę ekonominę veiklą ir tvarų žemės ūkį ateityje. Be to, pagal šią priemonę siekiama didinti žemės ūkio subjektų konkurencingumą. Remiama smulkiųjų ūkių plėtra, ypatinga dėmesį skiriant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės bei mišriems ūkiams. Gerinamos tokių ūkių galimybės investuoti, siekiant užtikrinti ekonominio gyvybingumo, veiklos įvairumo, kooperacijos skatinimą, taip prisidedant prie vietos rinkai orientuotų aukštesnės kokybės produktų gamybos didinimo.
Taip pat pagal šią priemonę skatinama labai mažų įmonių, ūkininkų bei kitų fizinių asmenų ekonominės veiklos kaimo vietovėse pradžia, apimanti įvairius nežemės ūkio verslus – produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Šią paramą sudaromos sąlygos naujoms darbo vietoms kurti. Be to, ši priemonė numato paramą biodujų gamybai, žemės ūkio ir kitų atliekų. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonė Ūkio ir verslo plėtra tvarios, verslios kaimo ateities kūrimui. Daugiau informacijos www.nma.lt.